Sveiki, gyvi gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Vištytis gravel. Matau, P raidė ten rodo. Daug eismo, daug dviračių, daug automobilių. Varom žiūrėt. Valdemaras. Šiaip tai gavo naują aprangą, tik tai klausimas, kodėl jisai nevaikšto dar su nauja apranga. Tiesiai leis mus prie ežero prisiparkuot, kaip mėgsta dauguma lietuvių, 2 ratais į vandenį. Varau ieškosiu, kur sūnus. Matau, su Nerium atvarė, 2 pliki, šviečia iš toli, tiksliau 3 pliki, nes dar Vitalis su jais. Turbūt Vitalis dabar labai stipriai dėkojo už aprangas Pauliui. Be šalmo, tai bauda iš karto. Nu ką, mūsų žudikai, ant 800 važiavot. Kaip matom, Nerijus tai ruošiasi Unboundui, bet negavo pakvietimo, tai varo į Vištytį. Labas, Antanai. Sveikas sūnus. Dėžę kemšu. Ežero krantas išmėtė tau. Tu gal turi netyčia gėliukų man, nes Štai Gravel Grand Prix. aš paskolinau draugam. Ne, neturiu. Nebeturiu. Patarė dėžę, visiems išdalinu, dabar sako, ar turi gėliukų. Aš produktą padariau. Gal turite tepaliukų? Ne, nieko neėmiau, pas mane viskas išvirta, sutepta. Aš tik išlipau, visi prašo visko, kaip drug dealeris kažkoks. Tu tipo mini, čia virvelį ir tokia pritraukinė. Ne, jisai norėjo. Su vairo. Ai, čia nuo 800. Susiskleidžia tie spoileris ant autobanė. Esi gerai, Neriau, papasakok greit apie setupą, ką tu čia pasidarei. Dubnitalis, kaip pas mane. Jo, bet dudu čia. Čia dudu, čia nice. Race Kingas. Šiaip mačiau Dylanas Johnsonas Unbound'is su tokiu pačiu setupu važiuoja, tik tai pas jį Race Kingas gale, o Dubnitalis priekyje. Sūnau, kaip tu? Labai gerai. Aš esu Kur tavo gėliukai, tu suėdėjai viską? Aš viską išdalinau žmonėm, kurie norėjo paragauti Makso. Rimtai? Aš nieko neturiu, aš pasiėmiau lygiai tiek, kiek Kiek tau reikia. reikia? Nieko neėmiau. Labai gražus, pažiūrėkas padangas, kiam 4 galiai. Ką tu susisetapinai naujos? Pas tave irgi biški plaukuotas. Žinai, ką šokį ir garažą dariau, mašinėlę pasiėmiau, taip ratą, ir tada tą mašinėlę ir gumos tokios kėdros lakstė. Biški patrumpinau, gal mažiau švilps. Va, jis turi šitą ir sako, kad aš jo pavydžiu. Nekiek aš nepavydžiu, tai pamatysit, kokia pas mane yra. Vitalis atėjo ir ten iš viso visai plėtė, čiupinėjo, sakė, Tavęs nelietė Vitalis? Nebijoju. Kaip galvoju, ar Vitalį ir jo komandos draugus šiandien lies ant naujos aprangos visi? Kad tikrai fotografuos ir tikrins QR kodą, tai bus. Taip, ten pas Vitalį, kai QR kodą tą skanuoji, tai iš karto eina į YouTube kanalą ant Gravel, tai pabandykit. Nes Paulius darė, tai čia taip mes buvom sutarę. Mažvokai tu čia turi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Išgyvensi? Taigi va, anglių pasižiūrėk, prisiskiesk ir viskas. Tai aš jau jų užsitai. Čia Tomas Vaitkus tau davė? Paseno pas mane. Gerai, einam, atsiimsim. Ar ten reikia važiuoti? Geras sulušas. Labai dauši? Ar pasidėsim ant rato? Reikia pradžių važiuoti visiems, aš taip įsivaizduoju, nes ten, žinai... Taip, nedidelė grupelė tam, no. Tai gerai, tai viskas, susitarėm, važiuojam kartu, aš viską įrašiau. Labas rytas, Antanas Sysas. Ir Arūnė. 8. Ačiū. Ačiū. Viskas, numeris pritvirtintas, trasa įdėta, spiciutas užsektas, gėrimai kuproja, guminukai irgi geliukai, užnisa, kad aeros siūtas, važiuosim 4,5, nežinau kiek tų valandų, kišenės atrodo taip baisiai, čia mane Nerijus tik ką praėjo, vos nenužudė, dar apšilimą. Šaunuolis, važiuoju ir aš apšilsiu, pasitikrinu. Ir čia ką tikrint, čia trasa jau mintinai žinoma. Pasižiūrėsim, dalyvių tikrai daug. Ir laukiam starto. Tai papasakosiu dar kokį čia apšilimą darau prieš varžybas. Kokį 20-30 minučių. Prasiminu ramiai. Tada darau tokią progresiją, kad po porą minučių 200, 2PM, 2,8, 300 W, kelios minutės pertrauka. Tada
porą trečdalio intervalų po minutę, su 3 minučių pertraukom, biškį pailsiu ir porą sprintų, bet ne iš visos jėgos. Ir viskas, 50 minučių iki starto atvažiuoju, atsistoju ir, galima sakyti, pasiruošęs važiuoti. Šiaip labai faina, kad geras oras, nes blogo oro niekada nesinori važiuoti. Tos čempionai. Svarbu labai, nebus karšta. Rodo dabar 15-16, vėliau dieną bus apie 20. Tai pati tokia darbinė temperatūra mano organizmui labai man patinka apie 18-20. Ko gero gražiausias užpakalis visame peletone. Nu, ne peletone, o apšilime. Tikiuosi šitą vaizdą šiandien matysiu 120 km. Klausykite, kaip susitarėm, varom kartu iki 120, tada tu sustoji, guliesi ant kelio, guliesi, stabdai visus. Gerai, aš kadangi didesnis. Ir niekada nesėdėk skaisti ant rato, jie gali tašelį iškristi, labas. Jėga. Kas jie gali iškristi? Tašelė. Iš pabalnelio. Rimtai. Tai daužim iš karto ar kaip darysim? Aš nežinau, šiandien testuoju dviratį. Gerai, testuokim tavo dviratį šiandien. Reisiniam sąlygom. Mes padėsim. Kodėl? Linai, kodėl? Du ratai, vienas žiūrim į kairę, kitas žiūrim į dešinę. Kad viską pamatyt. Toks gražus kelias, kad norėsis į trečią ratą, bet jau trečio rato nedarykit. 2 po 60 reikėjo minti. Viskas, 3 minutės iki starto. Nebloga, vakar truputį palyja, tai net kelias nedulkėjo, nežinau kaip šiandien, bet kaip minėjau anksčiau, 119,6 to go. Susitarėm su Tomu Vaitku, 119 minam kartu, tada jisai gulo ant kelio, užstoja visiems kelią, stabdo ir mes tada duriam, stipriai. Kur matot šauktukus? Jaudinėsi? 119 km jūs veža. Veža, Vienas taip. akmuo nepažymėtas, kiekviena proža nepažymėta. O kuris sportininkas su Lietuvos vėliava yra kietesnis? Smagių ir saugių lenktynių. Godspeed. Čia daugiau feiko negu... Mes nutarėm tau konkurencijos nesudaryti. Mes tik aš to. Mes su sūnum. Tik kitu aš tom. Persikvalifikavai. Tėvo pėdom einu. Išsigandot. 2 minutės iki 120 km distancijos starto. 5, 4, 3, 2, 1 startas. Godspeed! Kairė. Tomai, kad be nesąmonių, supratai? Su jaunimu neprasidedam. Šok. Viskas pirmi smėliai, viskas subirėjo, priekas nuvažiavo, kiti po vieną padu, ant vieno smėlio pritrūko žvaigždės, padėjau koją, sustojau, pasistumiau 2 metrus, užsėdau, nuvažiavau, trasai sutikom Aivarą Mikutį, irgi mėgaujasi vaizdais, aušalraidas, priekį mačiau Vladimiras Jakovlevas, gale Ignas Gudelis, Saulius Sarapinas, Rokas Šaški. Kas ten priekis Tomu Vaitkum, tai velniai žino.
long day prieš akis. Įsijungiam tempą ir važiuojam. Čia tokia vieta, kur reikia pailsėti, nes priekį laukia sunkiai įkalni, bet labai gražu. Keturių žmonių grupelė priekį, bet žinau, kad čia gera minutė tarpas. Labai sunkus kalnas, jau nuo daužimo pradėjo skaudėti vieną nugaros pusę. Ant tokio paviršiaus šitos padangos tai liuks, bet kur smėlis tai neliuks. Beje, prasidėjo alergija, žiauriai akis graužia ir nosis bėga nesustodama. Fuk. Kelyje 3,5 kilometrai, 2,9 vidurkis. Kaip čia gaunasi? Nežinau. Sunkus tie pirmi kalnai, smėlyje padangos nevažiavo, descentuose labai gerai. Pasigavau Vladimiro Jakovlevą, sakau, sėsk. Panašu, kad nebesėdo. Priekį matau kitus 3. Windows pieva. Čia nuo 30 kilometro 2 kartus reikia ratą apvažiuoti, šokau pirmą. Nieko priekį nematau. Važiuoju savo tempu. Iš tikrųjų supratau, kad dėl tų kilometrų ten daugiau kaip vidutinis. Apšilimą dariau, ten 10 kilo. Matau ten sportininkai pačiam viršui, pačiam gale, 3. Nieko nėra iš galo. Sveikas. Gal pakalbam, man labai nuobodu. Tu čia pirmą ratą tą darai, ne? Jo. Ok. 2 valandas, dabar vienas važiuoju. Aš irgi. O šitą nematei, Paulius, mano komandžiokas su feiku maike, nesimatė kur nors jo. Kažkur žmonė, ne, prieš mane. Ok. Kažkas atsitiko Pauliakui po starto ir tiek mes jo te matėm. Prie finišo paaiškins. 13 valandų. Ačiū. Šiam 5 kilai nuvažiuoti. 5 iki pabaigos. Asfaltės vėjas į kaktą. Vidutinis greitis 29,5. Sukilta 900 metrų. Liko dar tiek pat.
Vau, čia gerai važiuota. Aš neturiu kur skubėti. Man atrodo, ten Nerijaus gertuvė gulėjo. Kilometrai iki finišo, pro kažkokį kaimelį pravažiavau, 10 vaikų, ištisi rankas, sumušiam su visais 5, karvės ganosi, prieki nieko, gale nieko, žiauriai nuobodu, reikėjo važiuoti 8, o dar geriau šiam. Liko 20 keli kilometrai, pasivėjau dabar, aplenkiau dar vieną savo ilgosios trasos dalyvį, privažiavau, taip pasubavau galvą, jisai irgi pasubavo, supratau, kad bonkė jam, viso gero. Pradžioj tai rimtai spaudė, turbūt nesu savo grupę nuvažiavo. Šiandien toks vaizdas, kad vėjas visą laikį kaktą, nes čia tose laukuose, miškuose ir pakalnėse žiauriai sukinėjasi. Ir kur tik išvažiuoja, visada pagal žolės judesį matosi, kad į kaktą. Nu ką, apie 2 kilo asfaltas atsiguliu ant vairo, pailsiu. Kem 5 greitis. Nice. I like. Greičiau susivažiuos. Šiemet atvarėm tiesiai iš ryto, varžybas reikės nedarėm, atsimenu, čia pernai buvo gera akmenuota vieta. Varom patikrinti. Šiek tiek geriau negu pernai, nes pernai dar ir bala buvo. 15 kilometrų. Nu, pakentėti reikia truputį. Ir viskas. Liko 10 kilų. Ir dar pradėjo vieną koją mėšlungį sutraukė. Biškį pamasažavau. Pailsėjau, atleido. Gerai, nedaug. 10 km. Biškį ir asfaltą dar duos. O, jau labai fainai iš tikrųjų ir pavėsiai važiuot. Nes dienos vidurys, saulė kaitina. Jau matau, rankos parudavo. Come on, iki galo. Tokia tarka pabaigai, nes pavyštis tai daug eismo. Nu, paskutiniai 1,5 kilometro čia mintinai jau viską žinom, 4 kartą Vištytyje. Pirmą, kai važiavau, buvo 110 2022 metais.
valandą FTP testą dariau. Tada išplaukiau, buvau turistas 3 valandas, gal 4. Tada 2 kartų važiavau aštuom. Tik vieną kartą ant podiumo kažkur stovėjau. Dabar galvoju, 102. Let's go. Gal pravers. Nu ką, viskas, tokie va, 2 vėžiai į finišą. Ten ir susitiksim. Ten ant kalno finišas. Ten toli finišas. Aš taip džiaugiuosi, kad nereikia su nieko čia sprintuot. Taip, ramiai atvažiuosiu, kad mėšlungis nesutrauktų. Ramiai, kalnelį. Ir viskas. Recoveris laukia. Atidarysiu maudymus sezoną šėrė greičiausiai. Traukia koja šūdas. O, kaip sutraukė. Rėdėsiu į finišą. Varau, va taip va. Nes jeigu sulenkiu šakės. Aš pernai finišavau eidamas, šiandien irgi finišuosiu eidamas. Negaliu važiuoti, blemba. Šūdas taip sutraukė. Svarbu, komandžiokas laukia. Pasakyk, jeigu atvažiuos kas nors. Su viena neužvažiuosiu. Aš einu, laukiu Pauliaus 4,5 valandos vaikštau. Nėra. Nu, 21 stumiu. Finišas! Kas buvo? Sutraukė? Ai, va čia paskutinė, žinai, va taip. Kaip tau? Šudina irgi. Nieko gero. Pamečiau vandenį ir be vandens. Jau kiaurų per visus Tu mėnesius. lengvas dėl to. Ką? Tu lengvas. Kiek čia suputęs? 8. O tai kur palikai Pauliuką? Nežinau, aš čia nemačiau nuo pradžios, aš vienas važiavau visą laiką, tai Eik tu. Rimtai? nuo 10 kilometrų. Žiauriai nuobodu. Aš tai irgi panašiai, tik pradžioje su Jonu ir paskui pamečiau vandenį ir baigėsi. Mačiau tavo didelį gertuvę. Ten gertųjų buvo daug. Aš tikėjausi pagauti, rasti, žinai, tokioje vietoje pasimsiu kažkieno, bet taip ir neradau ir paskui kažkur va, ties 60 dingo viskas kojasi. Nieko neliko. Pradžioje visi atsuko, žinok. Pas mus irgi, aš įsivaizduoju. Kai pradėjau, žinok, man reikia 10 kilų, žinai, biškį, kad jis užsikurtų. Nu, O iš karto ant raudonų. Ne. pas mus irgi, o Tomas Vaitus paėmė ir tipo nuvežė visus. Kas nuvežė? Kelin? Ignas. Ignas? Energignas? Energignas. Labai kreip. Ai, dar čia Kebra Artūra ir Balanaitė, keturatis. Taip? Nu, beveik. Dviračius nukalė, ten Balanaičio ranką, dviračius biškį, aiškinasi, tai ten miestelį, ten įlėkė keturatis prieš eismą. Ok. Gerai, все, važiuoju ten. Labai gražu. Važiuoju, atidarysim maudymosi sezoną. Oi, kaip pradėjom su apšilimu su Tomu, taip ir baigiam. Dalyviai išvažiuoja, mes tik tai finišuojam. Varom pažiūrėsim, kas vyksta kaimelyje. Abdo, Vano. Check it out. Va, atvažiavau, ieškodamas paieškot Pauliaus, galvoju. Kviečia, sako, Antaną ant podiumo. Su Tomu Vaitkum. 1-2 vietą. Savo V40 amžiaus grupėje 125 kilai. Nesąmonė. Važiuoju, nustebinsiu Arūnę. Tikrai nesitikiu, kad grįšiu su medaliais ir su prizom. Tai šiandien sūnus paėmė 1 vietą futbolo turnyre. Čiau. O aš paėmiau
Dviračių turnyrą antrą vietą savo amžiaus grupiai. Nebuvo taip nuobodu. Varau išsimaudyti. Oi, nu aš nežinau, aš visai kitaip būčiau važiavęs. Su antru metaliu. Prašau, sveikinu. Jis nuvarė tyliai ramiai ant kojų, užlipa. Ne, aš atvažiuoju, tik kviečia, sako Antanas, žiūriu, Vaitkus stovi. Sako, ateik. Amžiaus grupiai? Tai su Vaitkum pastovėjom dviese. Nu. Nu ką? Ką tu sūnus? Kur buvai? Aš iš pradžių pagau, kad tu man pokštį iškritai, kad batarkę nuėmė. Taip, prieš varžybas, nu. Yra batarkė, nu galvojau. Tai kas atsitiko? Nu, viskas dingo. Viskas, nieks Single neperjunginė speed varei? Tai paskui pradėjau paitę maltą. Tai daužyt reikia į šitą perjungę, taip normaliai pastuksenti. Sustojau išėjau batarkę, įdėjau batarkę ir viskas užsivedė ir finišavau. Tai kiek tu minučių čia dėjai maždaug? Man čia už 3 kilų viskas nuduso, va čia. Ir jūs visi. Daugiau niekada nevažiuosiu 4 valandas vienas. Ką čia išsidirbinėjo? Bet šiaip fainai buvo. Ilgas distancijas, niekas nebevažiuoja. Daug prigalvojau dalykų. Bloko pabaiga, man treneris liepė važiuoti ilgą. Man nedavė medalio, jokio, aš nebuvau kokios 3 vietos. O, ne. Ne. Aš tau duosiu vitaminų. Gal dėl laikas netėjo mano, nes aš tai Sauliaus laukiau ten. Tai pašto balandžiai net neš tavo laiko. Nespėjo, ne? Only good vibes. Only good one. Nu va, viskas. Everyone accounted for. Visi grįžo. Vieniem geriau, kitiem blogiau. Ačiū, kad žiūrėt. Jeigu jums patinka, spauskit like, spauskit subscribe. Varom maudytis. Aš laimėjau. Antrą vietą? Rimtai? Taip, netikė, va, žiūrėk. Antrą vietą. Vitaminų. Viską. O aš iš pirmo laimėjau tą patį. Čia panelės man paliko šitų. Ne.